Nothing in the photograph, I got lights in the way. You going out of mind and I wish you would stay. Falling out of my head, I got a twisted sense of time. Feels like I'm turning red, feels so alive. Wow. Labas draugai, čia aš esu Modė Prikin. Žinai ką, karoče, ar žinai ką? Jo, viskas buvo ne taip laukta ir ne taip girdėta. Ir karoče, viskas buvo visiškai ne taip, nes karoče, dabar mes paprasčiausiai kalbėsime apie tokius dalykus, kuris yra žiauriai nerealus. Ir galiu pasakyti, kad apie jį iš vis dabar net nekalbama, nes visi nutyli karoče. Ir ta prasme padaryti taip, nei karoče kažkas kitas galėjo padaryti. Manau, tai yra tiesiog negalvojama ir nenumanoma, apie ką tai galėtų būti kalbama. Bet šiaip realiai viso to ir viso tas, kas galėjo čia nutikti, aš atsakau ant šito bairio, kad mes čia sėdim. Ir tu davai neprimesk to, ko tu turėtum dabar primesti, nes karoče visas primetimas vyksta dabar tas, kas tik tai mėto. Tipo, nežinau, žinai, kaip ten yra, bet ta prasme, visą to, kas įtakoja, tą, žinai, galima ieškoti karoče visur. Nes čia gaunasi taip, kad žiūri pro langą, tai miestą ir čia va jau yra vis karoče jau. Apie daugiau tu nebegali jau galvot, karoče, nes čia vienintelis dalykas, kurį tu matai, tai čia yra tiesiog loginiai apribojimai. Tipo, fuck the logic, žinai, fuck the logic, tipo, nu ir tai net ne taip, kaip turėjo nuskambėti, nes čia neįmanoma parodyti tokių dalykų, nes nu fuck that logic, tai čia yra apostrofas, karoče, visiškas. Ten jau zondas yra, ten jau kur zonduoja belia kaip, karoče, ten žinai, ten žinai, nu bet karoče, atsakau ant vienintelio dalyko, tai atsakysiu tuoj. Dūmai teisėja, karoče, konkrečiai. Jau čia, karoče, yra tave bairis, kad čia iš vis yra wow. Žinai, kaip būna. Tipo, teik čia, nes toliau negali eiti ir čia tu jau stovi ir nieko nedarai. Nes tie dalykai, apie kuriuos dabar kalbam, yra paprasčiausiai, kuriuos turėtų visi suprasti. Tai pradėsiu nuo to, kad kas yra bendravimas, tarkim. Bendravimas tai toks dalykas, kur tu išneki su aplinkiniai žmonėm, ir tai labai įtakoja tavo pačią emocijas ir visas mintis bei, nežinau, erdvę, tarkim. Ir žodžiu, visada reikia būti pozityvaus, būti